Septyni ingredientai, nes kažkada tai su savo bičiuliais galvojom, kiekgi gali turėti patiekalas ingredientų, kad jis būtų tobulas. Ir todėl nutarėm, kad visiems bus geriau, jeigu bus ir liks tik 7. Visų pirma, didžiuojasi savo komandos, kur aš dirbu, kūriniais, kuriuos mes sukūrėme ir paleidžiame. Kas buvo sunkiausia? Taisyti visas klaidas knygos. Nežinau, dažniausiai tai pykausi su Alfiu, nes jisai su savo purkštuku mane baigė išvesti iš kantrybės. Nes jam labai reikėjo šviežumo, gaivumo. Alfio dėka labai šviežios nuotraukos, labai. Alfio ir Alfio purkštuku. Dar vienas žmogus komandoje, be kurio turbūt apskritai nebūtų šitos knygos, tai yra Robertas, kuris padarė viską taip, kad mūsų kūriniai virstų tikrovę būtent ant lapų. Iš tikrųjų, grįždavau namo ir nežinau, kaip tie vaikinai, kurie gamino, bet ar nepradėjau fotkinti, bet aš tai tikrai pradėjau gaminti. Viską darėme šitoje knygoje tikroviškai ir natūraliai, tai yra nenaudojami jokių priedų, kažkokių tepalų ir panašių dalykų. O visas tas maistas, kurį mes fotografuodavom, būdavo iš tikrųjų suvalgytas. Po fotosesijų, žinokit, pas Alfą namuose puotos būdavo, bet be mūsų, su Martynu, nežinau kodėl, nekviesdavo. Juokingiausias momentas iš fotosesijų, tai kai mes keliavom į Kalvarijų turgų ir pirkom įvairiausias lėkštės, tai ką matote būtent nuotraukose, nei viena lėkštė nėra paimta iš mūsų namų arba iš prabangių parduotuvių. Viskas surinkta Sendaikčių turgoje, Blues turgyje, tam pačiam Kalvarijų turgyje, kur mes visą lagaminą atsivežėm tų lėkščių. Ir tas vyras, kuris pardavinėjo, sako, vyrai, o jums iš tikrųjų reikia šito šlamšto? Pamenu, kai teko fotografuoti, o šalia virtuvės vyrukai sugalvojo iškepti kepsniuką ant barbecue ir tada pasižiūrim, kad ten pilna dūmų, atbėga apsauga ir sako, čia pas jūs gaisras kažkoks. Mes labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų knygą redagavo Daina Žemaitytė ir tas žmogus, kuris turbūt apkarpė mums sparnus visus, kuriuos mes tik tai turėjom. Per savo darbo metus aš supratau, kad tikrai sėkmingas produktas Lietuvoje yra masinis produktas. Ir nors Alfas atėjo pristatydamas masinės knygos masiniai auditorijai idėją, aš iš karto supratau, kad nė velnio nieko tokio neišeis. Ir man buvo labai smalsu pažiūrėti, kasgi iš viso to išeis ir patikrinti lietuvių skonį iš tikrųjų. Po ilgo pokalbio, kai iš tikrųjų atrodė, kad ant grindų guli vien sparnų plunksnos, nusiminęs Alfas išeidinėjo ir aš jam sakiau, nenusimink, iš tikrųjų tik su pirma knyga yra sunku. Ir jis taip atsisukęs man sakė, o čia kaip pagimdyti pirmą vaiką, ar ne? Tai taip, kad aš manau, kad mes visi labai gerai dirbom. Pirmiausia, aišku, griovėjai, fotografas. Ir padarėm labai gerą darbą. Mūsų dizainerė Ilona iš tikrųjų buvo tas žmogus, kuris sudėliojo knygą būtent taip, kaip jūs matot dabar. Iš tikrųjų labai ačiū Ilonai. Sunkiausias dalykas turbūt knygoje arba vienas iš sunkiausių buvo viršelis. Ir čia jau neužteko ne tik mano žirklių didelių, bet dar reikėjo ir mūsų dizaineriai Ilonai pasiimti daug ginklų, diplomatijos ir įtikinėjimo meno, kol mes įrodėme, kad viršelis turi būti toks, o ne kitoks. Iš tikrųjų, kai nuvažiavau į spaustuvę ir pamačiau savo akim tą toną popieriaus, visus pradėjau bučiuoti ir sakyti, o Dieve, čia negali būti, čia mūsų knyga. Kažkada tai vaikystėje esu sukūręs knygą, parašęs tą knygą ir tai galvojau nuo vaikystės apie knygą, tik negalvojau, kad jinai bus tokia, kokia jinai dabar yra.
Ar esu kada nors gyvenime pagalvojęs apie savo knygą? Tikrai ne, bet viskas keičiasi gyvenime. Labai norėjau išleisti savo knygą, bet dabar išleidau su savo komanda. Iš tikrųjų, ta svajonė ir įsipildė mano. Tie žmonės, kurie nefotografavo, negamino, bet padėjo padaryti visą likusį darbą, iš tikrųjų mes labai žavėjomės kūrybiškumu, idėjų gausa, estetiniu matymu ir visišku perfekcionizmu. Jie sugriauna dar vieną mitą, kad skanūs, originalūs patiekalai yra pagaminami tik tai iš labai daug produktų, plušant turbūt visą dieną ir dar pasiruošus iš vakaro ir dar parsisiuntus ar parsivežus galybę prieskonių produktų iš užjūrio. Iš tikrųjų, viską galime rasti čia, savo darže, savo mamos darže, ant savo palangės, artimiausioje parduotuvėje ir viską pagaminti greitai, lengvai, paprastai ir svarbiausia patiekti labai estetiškai ir žaviai. Iš tikrųjų, nuostabus kūrinys ir svajonės įsipildymas toksai gavosi. Manau, išeis ir antras tiražas, nes visi gamins ir gamins.